Surasti Lietuvoje galima viską, bet sunku rasti teisybę. O žmonės, kurie jos ieško, dažniausiai nesulaukia palaikymo. Lengviau yra prekybos centrams, paskelbus akciją, surinkti prie savo durų visą minią žmonių, negu paskatinti ir surinkti žmonės kovoti už savo teises. Pasyvumas tapo natūralia žmonių reakcija į viską, kas vyksta už lango. O gyvenimo kredo, kol aš gyvenu gerai, man nusispjaut ant kitų. Mes leidžiam juoktis ir tyčiotis iš savęs tiems, kurie turi pinigų ir valdžią. O jų nebaudžiamumas ir įstatymų nesilaikymas jau senai peržengė visas ribas, bet mes vis kažko laukiam. Šį kartą kalba eis apie Vilniaus energiją. Šilumos tiekėjai, kurie apgauna savo vartotojus. Bendrovė, kuri manipuliuoja informaciją, klastoja duomenis, nepagrįstai kelia kainas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija po ilgiau nei metus laiko trukusio tyrimo nustatė, kad 2012, 2013 ir 2014 metais žmonės nepagrįstai permokėjo už suteiktas paslaugas 24 milijonus eurų. Šias lėšas bendrovė panaudojo asmeninėms išlaidoms padengti. Golfo treniruotės, priedai prie atlyginimo, išeitinės kompensacijos ir panašiai. Už visą tai sumokėjome mes. Kodėl? Todėl, kad jie taip norėjo. Komisija ramina žmonės ir žada, kad ateinantis šildymo sezonas vilniečiams bus pigesnis. Skirta 19 milijonų eurų bauda. Bet kažkodėl aš nesijaučiu ramus ir man kyla daug klausimų. Yra padarytas nusikaltimas. Konstatuoti faktai. Turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, sulaikyti žmonės. Eilinį kartą įsitikinu, kad pas mus Lietuvoje galima pavogti kepalą duonos ir atsidurti teisiamųjų suole. O galima vogti milijonus ir jeigu tave pagaus, skirs baudelį, o jeigu ne, ir toliau ramiai sau dirbsi. Nejau ir šį kartą. Kalti išvengs kalėjimų. O visų žmonių akivaizdoje prokuratūra ir kitos institucijos įrodys savo bejėgiškumą. Eilinį kartą bus parodyta, kad korporacijoms ir bendrovėms galioja dvigubi standartai. Kreipiuosi į 90% apgautų Vilniaus miesto vartotojų. Nejau mes tylėsim, nieko neveiksim, pamiršim viską. Lietuvą suparalyžiavo parazitų klanas. Jie laiko save išrinktais. O juk mūsų yra žymiai daugiau.